iš karto, vos tik tai socdemų taryba priėmė sprendimą ir pirmininkas paviešino žiniasklaidoje šitą perversmą, vadinkim tai politinį vykstantį, prasidėjo pageidavimų koncertas socialiniuose tinkluose. Socdemam buvo išstatytas viešas tolesnių darbų ir sprendimų reikalingų sąrašas. Čmilytė, tas pats Maldeikis jau parašė, kad palaukit. Dar turite problemų koalicijai. Tomaševskį reikia pašalinti. Koloradinis Tomaševskis, antivalstybininkas, jų teigi, taip, ta prasme, jie tą teigė nesislapstydami ir nesakydami galimai ir nusitaikė, taip kaip buvo, sakykime, Žemaitaitė atakavo, tai dabar jau akivaizdu, kad toliau atakuos, rado naują taikinį ir tai bus, ta valstiečių dalis, ar ne, kas balsavo prieš, matyti ir Gaižauskas, matyti ir Valius Ąžuolas jau klius ir bus atakuojami, perims. Žemaitaitis taikinį nuo savęs taip pat perduos ir bus taikoma. Taigi, Maldeikis taip ir sako, reikia pašalinti Tomaševskį ir Lenkų dedamąją, reiškia valstiečius, kitaip tariant. Toliau mačiau lygių galimybių kontrolierė Juškaitė, Sabatauskaitės partnerė gyvenimo, antra mama. Jinai pasakė, puikiai proga Tamošūnienę pašalinti iš teisingumo ministrų, nes jinai neregistruoja vienalyčių santokų kaip partnerystės. Toliau iš karto pasipylė maždaug, žiūrėsim, kaip trąšų testą išlaikys. Kitaip tariant, jiems jau visa politinė darbotvarkė va šito pokyčio. Čia maždaug nemanykit, kad tik Žemaitaitį pašalinot kaip rakštį ir visi plosim katučių. Va jums sąrašas dar, kaip Kęstuti vertina? Ne, tai tik patvirtina, ką mes šnekėjom laidos pradžioj. Mesgi konstatavom, kad iš tikrųjų, puolimas prieš socdemus nesibaigs, o tik stiprės. Tai mes tą matom jau šiandien. Dar kaip sakoma, dar neatšalo tas sprendimas, rašalas nuo protokolo, nuo tarybos posėdžio protokolo dar neišdžiuvo, jau tas puolimas prasideda. Ir prasideda vėlgi, kaip jūs ir minėjot. Ir aš irgi skaičiau postų socialinėse tinkluose iš konservatorių partijos narių, kad Valius Ąžuolas irgi turi būti eliminuotas iš koalicijos, paminėta teisingumo ministrė vėlgi, ten iš viso paradoksas, nes jeigu LGBT bendruomenė laimi teismą ir teismo sprendimas yra vienoks ar kitoks, tai jį reikia vykdyti, bet jeigu teisingumo ministerija, naudodamas savo teisėm, statymų statytą tvarką, skundžia teismo sprendimą, kokį sprendimą priims teismas, matysim, tada ir bus vykdomas, bet jeigu teismo sprendimas nėra įsigaliojęs, tai teisingumo ministerija eina teisės keliu, tai ko čia dabar piktintis, palaukim ir paaiškės, koks bus galutinis sprendimas ir tada jisai bus vykdomas. Tai tas viskas vyksta ir aš manau, kad tas puolimas tik stiprės.